Ką tai viso tada? Geros kelionės. Susitinkam tada kovo 27 Londone. Gerai, bilietus turi? Jup, čia viskas. Pas tave? Ne pas mane, pas tave. Aš čia buvau. Tokių video įsidėjai? Aš jas pamečiau. Apie ką tu vakar veikei? Atsikėliau. Anksti. Atsikėliau kokią 7 arba 11 valandą. Nepamenu tiksliai, bet žinau, kad tikrai, labai anksti. Rytas buvo sunkus, pripažinsiu. Aš išsivaliau dantis, nusiprausiau veiduką, pasitikrinau, kiek raumenys paaugo per naktį, nemažai. Tada apsirengiau. Apsirengiau viską. Pažaidžiau su savimi ir aš jau pasiruošęs išeiti į miestą. Labai gerai prisimenu, kad bilietus aš tikrai įsidėjau į palto kišenę. Taip, į palto kišenę. Ir išėjau pasivaikščioti. Išėjau pasivaikščioti į mišką, pakvėpuoti grynu oru, pasidžiaugti ateinančiu pavasariu. Prisimenu, kad diena buvo tiesiog nuostabi. Nors, ne, palaukit, aš nebuvau miške. Aš ėjau į universitetą, taip, ėjau pasižiūrėti, kaip išsilaikęs mano universitetas. Tada aš sėdau į mašiną ir išvažiavau į miestą. Nors nepalaukit, aš neturiu mašinos. Ne, aš paprašiau draugo, kad jis mane nuvežtų į miestą. Taip. Paprašiau draugo. Dar užbėgau į lažybų punktą, pastatyti už Lietuvą. Aš tikiu, kad jie laimės. Jeigu Lietuva laimės, aš būsiu labai turtingas žmogus. Kita vertus, jeigu praloš, aš nežinau, kaip susimokėsiu už nuomą. Dar pastačiau šuniukus. Nepaėjo. Galiausiai dar kartą pasimeldžiau mūsų dievams. Aš tikiu stebuklais ir tikiu, kad Lietuva tikrai nukals Angliją. Visus pinigus, likusius po šuniukų, aš sumečiau muzikantams. Gatvės. Taip. Tada aš paskambinau savo draugai. Pasiūliau jai susitikti. Jinai pasakė, kad jinai nenori su manim susitikti. Jinai pasakė, kad jinai daugiau niekada nenori su manim susitikti. Bet nieko, aš išgyvenau labai vyriškai, išlikau šaltas ir visiškai neparodžiau emocijų. Taigi, vienas aš patraukiau į muziejų apžiūrėti parodos. Aš visiškai nesupratau parodos. Tada aš patraukiau pavalgyti ir atsigerti. Labai gerai prisimenu, kad aš valgiau bulves ir gėriau vandenį. Taip, tikrai gerai prisimenu, kad gėriau labai skanų vandenį. Galiausiai man atnešė čekį. Pasirodo, gatvės muzikantams išmėčiau per daug centų. Teko labai greitai pasišalinti iš baro. Vakare aš vedžiau protmūšį. Taip, gerai prisimenu. Buvo linksma tiek man, tiek komandom, visi pasirodė šauniai, o aš vakaro gale ir vėl sutikau savo draugą. Prisimenu, kad mes šnekučiavomės ir gėrėm vandenį. Taip, gėrėm vandenį. Tada gėrėm dar vandens. Aš prisimenu, kad tą vakarą vandens buvo daug. Labai daug. Galiausiai mes patraukėm namo. Mano draugui nuo vandens jau buvo šiek tiek silpna, tai aš jį palydėjau į stotelę. Palydėjęs jį, aš patraukiau namo. Tiek aš prisimenu tą vakarą.